Dabar jau oficialiai patvirtinta, kad Hoyt van Hoytema tampa naujojo Christopherio Nolano filmo Odisėja kinematografo, tai pakalbėkime apie šį nematomą meistrą. Hoyt van Hoytema yra Nyderlandų ir švedų kilmės kinematografas, kuris savo karjerą pradėjo dar Švedijoje ir pamažu skverbėsi į Hollywoodą. Už savo darbus jis ne tik buvo nominuotas didiesiems kino apdovanojimams, bet ne vieną jų ir pelnė. Per visą savo karjerą jis dirbo su ne vienu gerai žinomu režisieriumi, bet praktiškai ilgiausia jo draugystė dar nuo 2014 metų yra su Christopheriu Nolanu. Kartu jie sukūrė jau 4 filmus ir pakeliui yra 5. Pirmasis jų bendras darbas buvo Tarp žvaigždžių arba Interstellar, už kurį Hoyt van Hoytema gavo BAFTOS nominaciją. Kitas jų bendras darbas buvo Dunkerkas, už kurį kinematografas gavo BAFTOS ir Oskaro nominacijas. Na, o dar vienas jų bendras filmas buvo Tenetas. Ir galiausiai 4. filmas, už kurį Hoytema gavo tiek Oskarą, tiek BAFTA, buvo Oppenheimeris. Bet Hoytema dirbo ne tik su Nolanu, jo kolegų režisierių gretose yra Davidas O. Russellas, kartu jie kūrė filmą Kovotojas, taip pat režisierius Tomas Alfredsonas, su kuriuo jie sukūrė šnipų trilerį Bastūnas siuvėjas kareivis šnipas. Na, o bendru darbu su Spaiku Jonze filme Ji žavėjosi visas pasaulis. Bet būtent po darbo su Christopheriu Nolanu 2014 metais Tarp žvaigždžių, Hoytema tapo vienu geidžiamiausių kinematografų Hollywoode ir jį iš karto pasikvietė dirbti Samas Mendesas prie naujojo Jameso Bondo filmo Spektras. Vėliau tarp Christopherio Nolano filmų Hoytema nufilmavo Jameso Grejaus Ad Astra ir Jordano Peele'o Ne. Bet panašu, kad darbas su Christopheriu Nolanu vis dėlto atima tikrai daug laiko ir tarpuose tarp filmavimų jis spėjo kurti reklamas tik didiesiems prekių ženklams tokiems Apple, Kenzo ar Nike. O kuris šio kinematografo darbas jums patiko labiausiai, parašykite komentaruose ir nepamirškite manęs pafollowinti.